Brangieji, šiandienos Evangelijoje girdime apie Nikodemą. Jis buvo geras žmogus, gerbiamas, tikintis, išsilavinęs, doras, religingas. Toks žmogus, apie kurį kaimynai sakytų, štai, šis tikrai pateks į dangų. Ir vis dėlto būtent jam Jėzus pasako labai netikėtus žodžius. Jei kas negims iš naujo, negalės regėti Dievo karalystės. Tai skamba keistai, ne tik Nikodemui. Gal net truputį žeidžiančiai, nes natūraliai mes galvojame kitaip. Mes nuo mažens mokomi būti gerai žmonėmis. Elkis dorai, nepakenk kitam, padėk silpnesniam, nemeluok, nevok, būk sąžiningas ir tada viskas bus gerai. Ir iš tiesų geri darbai yra reikalingi. Dievas nori, kad žmogus mylėtų, padėtų, rūpintųsi, būtų gailestingas. Krikščionis negali gyventi be meilės. Tačiau šiandien Jėzus kalba apie kažką daugiau. Jis sako, neužtenka vien būti geru žmogumi. Kodėl? Nes problema žmoguje yra daug gilesnė negu vien blogas elgesys. Mes dažnai manome, kad nuodėmė tai tik blogi darbai, blogi žodžiai, blogi pasirinkimai. Bet Jėzus žvelgia giliau. Jis mato mūsų širdis. O širdis net ir labai tvarkingo žmogaus dažnai gyvena toli nuo Dievo. Galima būti mandagiam ir neturėti meilės. Galima būti doram ir būti pilnam puikybės. Galima būti religingam ir nepasitikėti Dievu. Galima net tarnauti žmonėms, bet širdyje gyventi be tikro tikėjimo. Nikodemas buvo būtent toks žmogus. Jis nebuvo girtuoklis, ne vagis, ne nusikaltėlis. Jis buvo religijos mokytojas. Tačiau naktį jis ateina pas Jėzų. Kodėl? Nes jo širdyje tuštuma. Ir tai labai primena šiuolaikinį žmogų. Šiandien daug žmonių sako, aš esu geras žmogus, niekam blogo nedarau, gyvenu sąžiningai, karts nuo karto padedu kitiems. Ir galbūt tai tiesa. Tačiau klausimas yra ne tik, ar tu geras kitų akyse. Klausimas, ar tavo širdis gyva Dievui. Nes žmogus gali būti moraliai tvarkingas, bet dvasiškai miręs. Tai labai sunku priimti. Mūsų išdidumas tam priešinasi. Mes norime bent kažkiek prisidėti prie savo išgelbėjimo. Norime turėti kuo pasigirti prieš Dievą. Mes norime sakyti, Viešpatie, juk aš stengiausi, juk nebuvau toks blogas, juk gyvenau padoriai. Tačiau Evangelija griauna mūsų pasididžiavimą. Evangelija sako, žmogus negali išgelbėti pats savęs. Ne todėl, kad geri darbai nereikalingi, bet todėl, kad geri darbai negali pakeisti mūsų širdies. Galima nuplauti rankas, bet likti nešvariam viduje. Kartais žmogus atrodo labai stiprus iš išorės. Tvarkingas gyvenimas, darbas, pareigos, šeima, šypsena, bet viduje baimė, kaltė, tuštuma, vienatvė ir pavargusi širdis. Ir tada žmogus pradeda gelbėti save. Vienas gelbėja save darbu, kitas pinigais, kitas reputacija, kitas religingumu, kitas nuolatiniu užimtumu. Bet ne vienas iš šių dalykų negali suteikti naujos širdies. Todėl Jėzus Nikodemui kalba apie naują gimimą. Atkreipkite dėmesį, gimimas nėra žmogaus nuopelnas. Kūdikis pats savęs nepagimdo, gyvybę jam dovanojama. Taip ir tikėjimas yra dovana. Tai viena gražiausių Evangelijos tiesų. Krikščionybė nėra istorija apie žmonės, kurie savo jėgomis atėjo pas Dievą. Krikščionybė yra istorija apie Dievą, kuris atėjo pas nusidėjėlius. Jėzus neatėjo ieškoti tobulų žmonių, jis atėjo gelbėti prarastus.
Todėl Nikodemui reikia ne šiek tiek pasitaisyti, jam reikia naujo gyvenimo. Ir mums taip pat. Kartais žmogus galvoja, jeigu daugiau stengsiuosi, tapsiu vertas Dievo meilės. Bet Dievo meilė nėra atlygis už gerą elgesį. Dievas myli nusidėjėlį. Ne todėl, kad jis to vertas, ne todėl, kad jis tobulas, bet todėl, kad Dievas yra gailestingas. Štai kodėl Jėzus kalba apie kryžių. Jis primena varinę gyvatę dykumoje. Izraelitai mirė nuo gyvačių įkandimų. Jie negalėjo savęs išgydyti. Jie neturėjo vaistų. Jie buvo bejėgiai. Ir Dievas suteikė išgydymą visiems, kurie tikėdami pažvelgė į iškeltą gyvatę. Tie pasveiko. Tai Kristaus provaizdis. Mes taip pat esame sužeisti nuodėmės. Ir nepakanka tiesiog būti geresniam. Todėl Kristus buvo iškeltas ant kryžiaus. Ne dėl savęs, dėl mūsų kaltės, dėl mūsų puikybės, dėl mūsų netikėjimo, dėl mūsų nuodėmės. Kartais žmonės įsivaizduoja, kad Dievas myli tik gerus žmonės. Bet kryžius sako ką kita. Kryžius sako, Dievas myli visus žmonės, kurie pakelia akis į jį. Ir tai yra Evangelijos širdis. Ne tu laikaisi Dievo, Dievas laiko tave. Ne tu pirmas suradai Dievą, Dievas pirmas surado tave. Ne tavo gerumas išgelbsti, Kristaus malonė išgelbsti. Todėl krikščionis gali būti nuolankus. Jis žino, aš nesu geresnis už kitus. Aš esu išgelbėtas iš malonės. Ir kartu krikščionis gali būti laisvas. Jam nebereikia nuolat įrodinėti savo vertės. Nereikia vaidinti tobulo žmogaus. Nereikia slėpti savo silpnumų. Nes Kristus atėjo ne pas stipriuosius, bet pas pavargusius. Galbūt šiandien kažkas iš mūsų viduje jaučiasi kaip Nikodemas. Išoriškai viskas lyg ir gerai, bet širdyje daug klausimų. Galbūt pavargai būti stiprus, pavargai viską kontroliuoti, pavargai įrodyti, kad esi pakankamai geras, pavargai nešti kaltę, kurios niekam nerodo. Evangelija skelbia, Kristus atėjo dėl tavęs. Ne tada, kai tapsi tobulas, ne tada, kai susitvarkysi gyvenimą, ne tada, kai būsi vertas. Dabar. Jis ateina dabar. Su malonė, su atleidimu, su nauja pradžia. Jėzus nesako Nikodemui, labiau pasistenk. Jis sako, tau reikia gimti iš naujo. Tai reiškia, Dievas gali pradėti tavo gyvenimą iš naujo. Ir tai nuostabi viltis. Nes žmogus kartais mano, kad jau per vėlu keistis, kad širdis jau per daug pavargo, kad kaltė per didelė, kad gyvenimas per daug sugadintas. Bet Dievui nėra per vėlu. Kur žmogus mato pabaigą, Dievas gali pradėti viską nuo pradžių. Kur žmogus mato griuvėsius, Dievas stato gyvenimą. Kur žmogus mato tamsą, Kristus uždega šviesą. Todėl šiandien Jėzus kviečia nepasitikėti savo gerumu, bet pasitikėti jo malonę. Ne dangus nėra atlygis geriems žmonėms. Dangus yra dovana nusidėjėliams, kurie pasitikė Kristumi. Ir štai čia gimsta tikras pasikeitimas. Kai žmogus supranta, kad yra mylimas, ne už nuopelnus, jo širdis pradeda keistis. Tada geri darbai tampa ne bandymu nusipelnyti dangų, bet dėkingumo vaisiumi. Mes mylime todėl, kad mus pirmo pamilo. Mes atleidžiame todėl, kad mums buvo atleista. Mes padedame kitam todėl, kad Kristus išgelbėjo mus. Ir pabaigai noriu pasakyti labai paprastai. Nebijok ateiti pas Dievą toks, koks esi. Galbūt padaryk daug klaidų, galbūt daug kartų kritai, galbūt savimi nusivylei, galbūt net abejoji savo tikėjimu. Kristus neatstumia ateinančių. Jis neatėjo dėl tobulų žmonių. Jis atėjo dėl mūsų prastų, tokių, kokie esame. Todėl nebesiremkime vien savo jėgomis,
Gerumas gražu, bet jis neišgelbsti. Tik tai Kristus gelbsti. Ir kai pasaulis tau kartos, būk pakankamai geras, prisimink Evangeliją, kuris sako, tau nereikia viską padaryti pačiam. Kristus jau atliko viską už tave. Nebijok savo silpnumo, nebijok ateiti prie kryžiaus, nebijok tikėti, nebijok pradėti iš naujo. Nes Dievas dar nebaigė tavo istoriją. Jo malonė didesnė už tavo praeitį, jo meilė stipresnė už tavo kaltę, jo šviesa galingesnė už tavo tamsą. Ir net jei šiandien tavo širdis pavargusi, Kristus kviečia, pažvelk į mane ir gyvenk. Amen.